Sveiki visi. Šeštadienis. Neplanavau daryti vaizdo įrašą, bet šį kartą dar padarysiu. Nesgi ką žiūrėsit sekmadienį? Tik mane, durnelį, baltistą asiliuką. Sniego kiemetai sočiai. Kiek tik nori. Kalėdų senį galima įstatyti, reikia nusikasti. Bet jau ne dabar. Nu ką, pasidariau savo visus svarbiausius dalykus. Akumuliatorių, ką reikėjo, pasijungiau. Ant vieno savo projektėlį liko savaitė. Nes dabar kiekvieną vakarą išėmė, pakraunė, paskui įdėdė. Man keista, kaip akumuliatorius nenusėsta. Paprastas už 5 eurų akumuliatorius. Nu ką, dabar reikia jungti programėlį ir žiūrėti, kaip sekasi dirbti. Kažko norisi saldaus. Gal kavos, nes jau tradicija dingo kavos nusipirkti prieš darbą. Tai bus matyt, kaip čia viskas susiklostys. Ir šiandien, tarp kitko, suskaičiavau ryte, kiek uždirbau per visus metus. Ne nuo deklaracijos iki deklaracijos, bet per metus. Kiek uždirbau pajamų, net skaičius dar nieko. Tai galėsiu sumą pasakyti. Pradedu darbą labai vėlai, palyginus 2 valandą. Ir man atrodo, tas dalykas pasiteisino. Vienas komentatorius pasakė, kad įjungt galinį lango šildymą ir tada nusivalo šitie veidrodėliai. Kalbu, kad atitirpsta. Man atrodo, veikia. Šito dalyko nežinojau. Vieną nuvežiau ir dabar pasižiūrėjau į YouTube statistiką. Tai ačiū už sekėjus. Mes jau turim beveik 160 lygtais. Tai ačiū jum, naujiem atėjusiems ir seniem. Linkėjimai Dariūniai, kuris mane atpažino kažkada. Ir čia naujas žmogus, kuris daug pakomentavo, aš net vardą nežinau, nes ten daug priblevizgota. Tai linkėjimai ir tau. Ačiū, kad esate visi. Ir ačiū, kad žiūrote. Aš toks mieguisas ir pavargęs. Jo, jau yra beveik 4 valandos ir uždirbau 22 eurus. Pakrapščiau šį beitą. Mažai, bet visi kišenė. Aš važiuoju tokiu užmiesčiu keliu, kuris kaip nekeista labai gerai sutvarkytas, bet kaip gražu, aišku, dabar yra tamsu, bet vaizdai tai fantastiniai, ypač kai keliai sutvarkyti. Gali važiuoti ne ant 30. Iki tol šitos kelias buvo niekados netvarkomas, niekados nevalomas. Atsirado vienas kompleksas, kaip vietiniai sako, tai galimai, vieno milijonieriaus, tai galimai dėl to ir pradėjo kelią valdyti. Ar čia tiesa ar ne, nieks nežino, bet čia tik spėlionės. Va, pažiūrėkit, kokių gražių kelių yra Lietuvoj, kai žiema apsninga. Va. Kaip ir sakiau, aišku, dieną reikia važiuoti, bet naktį irgi šis beitas matosi. Gražiai atrodo, kai svinguriuotais, visur sniegas. Ir kas be ko faina, kai yra nuvalyta. Kas anksčiau čia buvo niekad nevalyta. Arba valydavo vos labai retai. Kokią gražią mašiną aptikau. Gražus Porsche raudonas. Gal dėl to nes raudona? 17 valanda ir kem 4 euriukai. Klink, jau sukapsėja. Tiek surinkau. Ir jau nuovargis dar labiau atėjo. Arba reikia poilsį daryti, arba atsijungti. Jaučiu, darysiu poilsį ir tada vėl prisijungsiu. Aišku, gal dėl to be jėgų, nes nuo ryto nevalgęs. Tai gal dar pavalgyti reikia, ne? Tai pamyslysiu, ką čia padaryti ir kaip padaryti. Vis krypsta į saldumynus, krypsta, bet nežinau ką pasiimt. Bet noriu kažką saldaus. Nu taip norėjau saldaus. Šitą išbandysiu. Cini mini. Tradiciškai vanduo tas pats. Ir lazdelės. Nu norėjau saldaus. Nenormalaus maisto, o saldaus. Vis dar gyvas esu. Nežinau kaip, bet vis dar gyvas.
nieko nesimato. Dabar yra 6:30 lyg ir. Einu pakimarinsiu porą valandų ir toliau dirbt. Truputėlį vis dėlto reikia pailsėti. Ir namai. Antras išvažiavimas. Judam. Atsikėliau, dabar yra 7:30, pamiegojau valandą. Gal galėjau ir nemiegot. Ir varom dirbt. Aš padarysiu nuotrauką. Pirmą kartą pasirinko grynais ir jie nemokėjo. Kalbu, kad Boltas pilną 100% kainą kompensavo. Aš toks, what? 4 eurus turėjau susimokėti ir pavyko nemokėti. Man įdomu pasidarė, ką reikia padaryti, kad 100% kompensuot. Boltas gali pridėti į piniginę pinigų? Nežinau, bet man 100% kompensavo. Pirmą kartą per 1,5 metų, kiek dirbu. Aš kalbu, kad keleivių kompensavo kelionę. Ne man kaip kompensacija, o keleivių kompensavo visą kelionę. Stovi Lidlo aikšteliai. Kokį pusvalandį ir nei vieno užsakymo. Nu čia gražiausia, o dabar 9. Pats tas bumas turi būt. Paverkiau ir iškart užsakymas. Ką man čia? Dažniau verkti reikės? Varom dirbt. Nusipirkau aš dar kortelę ežio. Visumoj dėl ko? Mano Facebook amžiams nulūžinėja, tai pabandysiu numerį pasikeisti į kitą. Tai iš idėjos nusipirkau ežio kortelę ir bandysiu TikToką prisijungti, kad nesusismenintų su Facebooku, nes kai kažkom daliniesi, ten rodo tavo Facebooką, kad čia tu tarp tavo Facebooko draugų, tai gal prisijungus per numerį nerodys, jeigu kitas numeris. Tai va, bandysiu kažką šį bei tą malt nesąmonės. Jau 11 valanda, 100 surinktas, o kiek tęsiu tai nežinau, bet man užtektų. Tai jeigu ir dabar baigčiau, bet dar pavažinėsiu. Naktinėjų užsakymų nėra, bet užsimaniau kažkos skanaus. Šitas gėrimas žiauriai skanus. Aloe aroja, ar kaip jisai, aloe vero, ar koks vienai. Ir sureliai. Šitie maži. Osum. Ui, aš čia tai nuvažiuosiu nuo kelio. Labai geri ir skanus. Tikiuosi matysis kas nors. Gerai, vis dėlto man šiandien užteks. Varau namo, o jums parodysiu ataskaitą. Ir pasakysiu, kiek per metus padariau apyvartos. Labai gražus skaičius, o gražus dar kiek gausiu išmokėjimo. Kai šią savaitę nereikėjo į pagrindinį darbą, tai ir susikaupė nemaža suma. Faina. Toliau. Taip, dieną uždirbau 105 eurus tik. O yra 1 valanda nakties, uždirbau 19,80. Šeštadienį pradirbta 7 valandos ir 52 minutės, beveik 8 valandos. Nu ir sekmadienį valanda ir 6 minutės. O per metus pajamų padariau šitiek. Čia kampe matysite 21 000 ten su kažkiek eurų. Atskaičiuoti reikia komisinį, pas mane yra 10%. Atskaičiuoti reikia visus sodros, GPM ir visokias kitokias nesąmonės, kurą, mašinos išlaidas ir tada bus matyti, kiek aš uždirbau. Tiksliai pasakysiu tik deklaruojant pajamas, čia išeina tik nuo metų pradžios iki metų galo. Ar daug ar mažai, kiekvienam spręsti atskirai. Aš tai primetu, uždirbau apie 40% nuo šitos sumos, nes išlaidų palyginus turėjau mažai, o ant kuro irgi išėjo kai kur pataupyti. Tai va tokia va statistika. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Visiems labos nakties, kas žiūrite prieš miegą.
geros dienos, kad žiūrite dieną ir likusios dienos. Iki sekančio karto.